Pirmas. Prieš beveik 2 metus paskambino tėvas norėdamas man nupirkti naujos statybos butą. Tada neatpažinau jo numerio, nes nebuvau su juo normaliai kalbėjęs nuo skyrybų. Per skyrybas, laukdamas mamos prie teismo pastato, sutikau nėščią tėvo firmos buhalterę Onutę. Tada ji manęs paklausė, kaip mokykloje sekasi, palinkėjo daug dešimtukų. Dabar jų dvynėms beveik kiek man tada buvo, o aš, tėvas ir buhalterė Onutė kartu dirbame tėvo firmoje. Nuo įkurtuvių jau ir mano mama su buhalterė Onutė kartu viename kambaryje išbūti gali. Esame tiesiog normali moderni šeima. Neslėpsiu, iki tėvo skambučio gyvenau pas mamą ir dirbau vidutinišką darbą, kuriam nejaučiau didelių jausmų. Su panele buvau beveik nuo 1 kurso, bet apie santuoką ir vaikus planų neturėjau. Tada visi mano planai pasibaigdavo ant sofos su Netflix ir čipsų pakeliu ir, šiaip, buvau gilioje deprei. Per įkurtuvės panelės tėvai pranešė, kad jai dovanos mašiną. Mes visi jiems paplojom, išgėrėm likusį šampaną, buhalterė Onutė kažkokį Fiatą labai išgyrė. Tai net buvau pamiršęs, nes niekada neketinu vairuoti ir niekas tos mašinos jai visą vasarą nenupirko. Tik, vieną dieną, atsirado mašina ir jai vieta požeminėje stovėjimo aikštelėje po namu, kuriame yra mano butas. Tada dar nervinausi, sakiau, kad kažkam už 30 eurų galės ją nuomoti, o mano mama ir jos draugės mane pasveikino su artėjančiomis vestuvėmis. Išbandyti panelės naują mašiną mes nuvažiavom iki Ikėjos, kurioje ji prisipirko mažų ir didelių daiktų, ir aš jų būčiau pirkęs, bet tada buvau visai sausas. Kaip dažnai nutikdavo, buvo jau vėlu, todėl panelė liko nakvoti pas mane. Kitą rytą išėjau į darbą ir, kaip visada, nieko negalvojau. Grįžęs bute radau jos tėvus, naujų daiktų. Ji ir jos mama darė generalką virtuvėje, o tėvas trypčiojo aplinkui, nors kambario viduryje stovėjo atidaryta jo įrankių dėžė. Gerai, kad jis mažai kalbantis žmogus, nes ore jautėsi kažkas didelio ir nemalonaus. Mes kartu surinkom man komodą, kuri iki dabar yra pas mane. Poilsiui nuo teksto tinka daina Something. Gali būti Billie Eilish, gali būti Elvio, bet geriau The Beatles. Martynas, antras, paneliai pavirtus į sugyventinę mano namuose dažnai pradėjo lankytis jos sesutė su vaikais. Kartą netyčia prie vaikų nusiperdžiau, tai dabar esu dėdė Bezdas. Jų motina su sugyventinė kažką knisosi miegamajame. Kiek pamenu, tada visi reikalai sukosi apie naują spintą, kurios nenorėjau pirkti. Vėliau ją nupirkau ir trumpai nesipykome. Dabar tos spintos mano namuose jau nebėra. Kažkaip jos nusprendė, kad aš esu atsakingas už vaikus. Aišku, aš užsižiūrėjau Netflix ir nepamačiau, kaip vaikai purvinais batų padais ištepliojo mano naują sieną. Pamačiusi sieną sesutė pradėjo klykti ir kaltinti mane. Žinoma, aš tylėjau. Labai susinervinusi ji paskambino vyrui, kuris 3 kartus pasakė, gerai. Sugyventinė sesutė yra tikra mūza rašyti norinčiam žmogui. Ji dar besimokydama mokykloje pradėjo lauktis vaiko. Tai jai nesutrukdė įstoti į Riomerį, tačiau mokslai truko neilgai, nes ji vėl pastojo. Tada sugyventinės tėvas liepė tuoktis. Sesutė užsiėmė vestuvių planavimu, kurias teko atidėti iki 3 vaiko gimimo. Dabar ji turi manikūrininkės išsilavinimą ir kartais tuo užsiima. Sesutės vyras irgi yra įdomus personažas, didžiausia mazgotė, vyrų giminės gėda. Jis gyveno pas jos tėvus tradicinėme Fabioniškių bute, lyg taupė butui, bet pyst ir nusipirko milžinišką sodybą Savaitgaliams Molėtų rajone. Jie ten gyvena visas dienas, bet pusdienius leidžia pas mane. Iki Molėtų rajono toli važinėtis. Jie pas mane norėtų gyventi, bet mano butas tėra 425 kvadratukų. Poilsiui nuo teksto tinka sesutės vaikų meilė Adriana Grande su Nauties Left Tokri. Adriana Grande yra ir mano meilė. Martynas, trečias. Mano sienos niekas nesutvarkė. Paskutinį kartą mačiau mazgotę, kai jis atvežė pas mane kūdikio lovelę. Pakalbėjom apie jo namą Molėtų rajone. Jis pabliovė, kad daug dyzelio išeina kasdien į Vilnių važinėtis. Dėl lovelės labai susinervinau, bet nervų rodymui nebuvo galimybių, į namus atvažiavo sugyventinės mama. Mazgotė greitai išvažiavo, todėl 425 kvadratuose likau su 3 vaikais ir 3 moterimis. Trumpai parūkiau terasoje,
bet daugiau nesugalvodamas ką ten veikti išėjau pas savo mamą. Man nespėjus įsivežti visų daiktų į naują būstą, mama nusipirko elipsinį treniruoklį ir pervadino mano kambarį Sporto Sale. Aš turėjau tą treniruoklį jai padovanoti įsikraustimo progą, bet tada visai neturėjau pinigų, laimiai mano mama pati jį nusipirko, o aš atsisveikinimo progą padovanojau tik orchidėją. Vėliau susitarėme kartu skristi į Maroką, kur turėjau nupirkti mums abiems vienodus kilimus, bet įvyko daug dalykų. Mano mama yra mano geriausia draugė, su ja kalbuosi kiekvieną dieną. Net paauglystėje neturėjau nuo jos paslapčių. Ji yra labai faina ir protinga. Mano mama yra įdomiausia žemėje gyvenanti moteris ir ne viena mano mylima moteris nebus už ją geresnė. Tiesa, po skyrybų, kai buvau paauglys, jai buvo blogai, bet dabar vėl gerai. Anksčiau mama mane palaikydavo besąlygiškai, bet dabar jai prireikė anūkų. Anksčiau jai mano sugyventinė net nepatiko, o dabar ji žino jos bevardžio piršto dydį. Mano tėvai prieš man gimstant nupirko auksinį žiedą su mažyčiu briliantu, kad aš vieną dieną jį padovanočiau savo būsimai žmonai. Grįždamas iš buvusių namų į dabartinius, aš pirmą kartą gyvenime pagalvojau apie savo sužadėtuves, kad reikės pirštis, kaip tai padarysiu. Mintis užvaldė vaizdas, kaip mano stepių vilko naktys baruose virsta popietėmis Bernardinų sode stumdant vežimėlį. Eidamas gal ir apsiašarojau, bet kas ten jau prisimena. Daug laiko ir daug kartų, būdamas ašarų situacijose, klausausi Coldplay, Fix You. Po šio teksto paklausyti Fix You. Martynas, 4. Sugrįžęs namo radau sugyventinę vieną. Ji norėjo paklausti, ar gali sesutė nelegaliai mano bute įsirengti nagų saloną. Aišku, aš sutikau, nes norėjau ją vesti. Mūsų sužadėtuvės nebuvo romantiškos. Ji vieną dieną pasakė, kad mano mamos žiedas jai netiks. Pasirodo, dabar tradicijos reikalauja žiedo už 3 algas, specialiai jai sudizainuoto, ją atspindinčio. Žinoma, aš 3 algų ant žiedo neturėjau, neturiu ir neturėsiu. Iš vis, kaip žiedas gali atspindėti asmenybę? Jame veidrodis turi būti. Jei tai nepatiko, ji susikrovė mažytį lagaminą ir įsikraustė pas tėvus, todėl net 2 naktis miegojau Fabijoniškėse. Mano mama 2 kartus skambino jos mamai aiškinti apie prieš 30 metų pirktą žiedą. Vieną dieną ji sutiko už manęs tekėti ir vėl sugrįžo gyventi pas mane. Tada aš buvau ant jos supykęs, todėl nebesipiršau. Ji su tuo sutiko ir mes nebekalbėjome tą temą. Greitai aš vėl panorau ją vesti. Tos dienos vakarą, virtuvėje, pastumiau link jos nutrintą nuo ilgo laukimo dėžutę. Ji užsimovė mano mamos žiedą su mažyčiu briliantu ir nusifotografavo ranką Facebookui. Perskaičius tekstą reikia klausyti Eurovizijos. Sužadėtuvės ir Eurovizija yra beveik tas pats, daug vilčių. Viskas buvo išpildyta, bet finale nieko gero. Gal kas paneigs teiginį? Martynas,